Senai nesimatėm, laikas grįžti į išminties minutėlę, patostogavom, vasara eina į pabaigą, jau neužilgo rugsėjo 1, tad pamaniau, jau laikas susitikti su jumis. Tad pradėkime išminties minutėlę, kurioje šiandien kalbėsime labai svarbia tema. Ar tu būtum vaikas, ar tu būtum paauglys, ar suaugęs, ar senelis, ar močiutė, visiems šita tema, manau, bus vertinga. Tad pradedam. Oi, vasara, šiandien dar vasara, rugpjūčio 28 diena, iki rugsėjo 1 liko jau labai nedaug. Šiandien apie rugsėjo 1 galbūt mažai kalbėsim, nes tema apie tai, kaip lekia laikas. Ir kai būni mažas, atrodo laikas taip lėtai eina, atrodo, kai esi koks nors pradinukas ar šiek tiek vyresnis, atrodo, kiek dar daug laiko, kol aš baigsiu tą mokyklą. O paskui žiūrėk, atrodo, tas laikas vis lekia vis greičiau ir greičiau. Ir šitą temą nusprendžiau pakalbėti dėl to, nes vasara prabėgo labai greitai. Vasara prabėgo labai greitai ir atrodo, tos atostogos buvo labai nuostabios. Taip atostogavau, kad net mažai su jumis susitikau. Aišku, dar buvo šiokių tokių atsakomybių, tas irgi prisideda, visokie reikalai ir taip toliau. O dabar ir kilo mintis pakalbėti apie laiką, kad tas laikas iš tikrųjų yra negailestingas kiekvienam. Ta prasme, laikas nepriklauso, ar tu esi turtingas, ar tu esi vargšas, ar tu esi mažas, ar tu esi didelis. Visi mes turime laiką. Laikas suskirstytas į dienas, mėnesius, metus, valandas, minutes, sekundės, milisekundės ir taip toliau. Ir kiekvienas mes turime laiką. Ir šitoj vietoj noriu jums užduoti klausimą, kaip jūs naudojate tą laiką, kaip mes panaudojame tą laiką, kurį turime, ar jį iššvaistome, ar jį panaudojame išmintingai. Va čia yra visa esmė, nes, tarkim, jeigu paimsim vasaros atostogas, jos gali būti vienam savaitę, kitam 2 savaitės, kitam mėnesį, mokiniui kokiam, žiūrėk, visą vasarą. Ir klausimas, ką tu darai per tas atostogas? Nebūtinai kalbant apie atostogas, čia galim kalbėti apskritai net ir darbo metu, kaip aš išnaudoju tą laiką dirbdamas. Ar išnaudoju laiką sėdėdamas kur nors tenais Facebook'e, kokiam nors socialiniai medijoje kažkokioj ir ten scrollinu, naršau, kažką ieškau, skaitau, žiūriu nuotraukas ir panašiai. Ar aš kažką naudingo padarau? Naudingo, galbūt kažkam padedu, kažką išklausau, su kažkuo pabūnu. Galbūt kažkam tą akimirką, kad tu pabūni su juo, yra neįvertinama. Galbūt kažkam išgelbsti gyvybę. Atsimenu, buvo toks įvykis, viena mokinė turėjo suicidinių minčių ir savo draugams pasakė, šiandien mano paskutinė diena, noriu su jumis atsisveikinti, jau daugiau nepasimatysim, aš išeinu. Ir spėkit, ką draugai padarė. Draugai sako, mes būsim su tavimi, kad ir kur tu eisi, kad ir ką darysi, mes nepaleisim tavęs iš akiračio. Ir jie ėjo visur, nors tą dieną, man atrodo, turėjo būti kontrolinis ten mokykloje. Ir jie pasvėrė, kas svarbiau, eiti į kontrolinį ar pabėgti iš pamokų ir eiti kartu su draugė, kad jai gyvybę išgelbėti. Ir jie pasirinko tą laiką praleisti su savo drauge, kad ir kur jinai ėjo, kad ir ką jinai bedarė. Ir tai truko visą parą, kiek atsimenu, pasakojo man
šitą įvykį. Tai truko maždaug visą parą, net visą naktį draugai buvo kartu šalia, kad ir kur jinai bėjo, kad ir ką bedarė, kad ir kur ėjo į mišką, ar ten į parką kokį, ar panašiai, visur tie 3 draugai buvo šalia. Ir būdami šalia, panaudodami tą laiką, tiesiog būdami kartu, jie padarė neįkainojamą dalyką, jie išgelbėjo savo draugę gyvybę. Nors turėjo atsisakyti savęs, turėjo atsisakyti savo gero pažymio, nors ruošėsi kontrolinių ir taip toliau, vietoj to skolą, paskui turėjo perrašyti tą kontrolinį ir taip toliau, bet jie įvertino situaciją, kas yra naudingiau. Žmogus šitoj vietoj yra naudingiau. Šita situacija yra, mes turim rinktis taip, o ne kitaip. Tai čia tik viena gyvenimiška istorija, kiekvienas iš jūsų turit savo istorijas. Ir jeigu pasižiūrėsim į savo kasdienybę, kaip mes kiekvienas leidžiam laiką, ką su juo darome, ir galbūt rastumėm atsakymą, ką galėtumėm pataisyti, ką galėtumėm pakeisti savo kasdienybėje, kad galėtumėm galbūt netgi pasiekti savo svajonių, tobulėti, augti kaip asmenybėms. Vietoj to, kad galbūt švaistome kartais laiką ir vietoj to švaistimo galbūt galim tą laiką panaudoti išmintingai. Tarp kitko, šitos išminties minutėlės ir atsirado, aš iš pradžių galvojau, kad bus tokios trumpos, 1 minutės, dėl to ir pavadinau išminties minutėlę, nes galvojau maždaug 1-2 minutės bus, trumpus filmukus padarysiu, bet paskui galvoju, kad išminties minutėlė gali būti ir ilgesnė, kad žmonės tiesiog per šitą išminties minutėlę galėtų pamastyti, apmastyti apie savo gyvenimus ir galbūt, tikiuosi, kažkas gali pamastę, apmastę savo patirtis, kažką pakeisti ir eiti į tą išmintingesnę pusę. Tai laikas bėga, lekia ir mūsų užduotis yra panaudoti tą laiką, kurį turime, kuris yra neįkainojamas. Mes turime jį panaudoti išmintingai. Žinoma, mes esame žmonės, kurie klystame, kurie kartais nemokame pasirinkti teisingo kelio ir per gyvenimą mes klumpame, vėl keliamės ir taip toliau. Bet manau, kiekvienas galim tiesiog pamastę, ką aš darau, užduoti savo klausimą, kodėl aš tai darau. Ir gavęs atsakymą, jeigu aš tai gaunu, kad tai yra išmintingas kelias, naudingas, tai daryk ir toliau. Galbūt peržvelgęs savo dieną, tu gali pakeisti savo dienotvarkę ir gyventi daug išmintingesnį gyvenimą. Tai vasara eina į pabaigą ir vasaros dienų liko šiandien 28, tai šiandien pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis. 4 dienos. Tai turiu jums klausimą. Aišku, dar kada tas video pasirodys, stengsiuos, kad iki rytdienos pasirodytų. Tai 3 arba 4 dienos, jeigu šiandien pasirodys, tai turėsit 4 dienas. Bet nesmė. Esmė tame, kad bet kada galite susėsti ir pasižiūrėti. Aš savo kasdienybėje darau tai ir galiu pakeisti tą ir tą. Man tas yra visiškai nenaudinga, tai yra visiškas laiko gaišimas, tai yra šlamštas, vietoj to galiu padaryti tą ir tą. Aišku, vėlgi klausimas, ką aš pasirinksiu daryti ir ar tai, ką aš pasirinksiu, ar tai nėra irgi bereikšmis dalykas. Sunku įvertinti, tai yra filosofinis klausimas. Ir kartais tas nevertas dalykas žmogui tapti gali vertingų dalykų. Tai čia nėra taip paprasta, tad kiekvienas turim savo kelią, kiekvienas žmogus eina savo keliu ir mes darome daug pasirinkimų. Tad šios išmintėlės tikslas yra privesti jūs prie klausimo, kad kiekvienas užduotumėte savo tą klausimą, ar aš savo laiką naudoju išmintingai. Tai šiandien tuom ir užbaigsime. Noriu palinkėti jums visiems likusios vasaros nuostabios, pailsėkit, orai dar geri, galite pasimėgauti gamta
atitrūkt galit dar šiek tiek kokį vakarą ištrukt prie kokio ežero, upės ar jūros, tai irgi naudinga, nes tai pakrauna mūsų baterijas. Gerai, tai visiems likusios vasaros puikios, na ir gero pasitikimo naujų metų. Bent jau man tai kaip nauji metai, rugsėjais ateina, man tai yra kaip nauji metai, nes prasideda nauja pradžia. Nauji studentai, nauji mokiniai, naujas puslapis. Tai visus tuos, kurie dirbate mokykloje, universitetuose, kolegijose, visiems noriu palinkėti geros pradžios. Naudokit laiką išmintingai. Iki kitų kartų. Ate.